Pirmoji Samuelio knyga, 15 skyrius. Samuelis tarė Sauliui, mane viešpats siuntė tave patepti karaliumi, jo tautai, Izraeliui. Taigi dabar klausyk viešpaties žodžių. Taip sako kareivijų viešpats. Aš prisimenu, ką Amalekas padarė Izraeliui, kaip jis tykojo kelyje, kai tas žygiavo iš Egipto. Dabar eik ir užpulk Amaleką ir visiškai sunaikink viską, kas jam priklauso, nieko nesigailėdamas. Išžudyk vyrus, moteris, vaikus ir kūdikius, jaučius, avis, kupranugarius ir asilus. Saulius surinko žmones Telaime ir juos suskaičiavo. Buvo 200 000 pėstininkų ir 10 000 vyrų iš Judo giminės. Tuomet jis atėjo prie Amaleko miesto ir slėnyje surengė pasalą. Kainitams jis tarė, pasitraukite nuo amalekiečių, kad jūsų nesunaikinčiau kartu su jais. Jūs buvote draugiški Izraelitams, jiems einant iš Egipto. Kainitai pasitraukė nuo amalekiečių. Saulius sumušė Amaleką nuo Havilos iki Šūro apylinkių į rytus nuo Egipto. Amaleko karalių Agagą jis paėmė gyvą, o visus žmonės sunaikino kardu. Bet Saulius ir žmonės pasigailėjo Agago, geriausių avių, galvijų, penimų avinų ir apskritai viso, kas buvo gera, jie nenorėjo sunaikinti. Kas buvo nedidelės vertės, tą jie visiškai sunaikino. Tada viešpaties žodis atėjo Samueliui. Gailiuosi Saulių padaręs karaliumi, nes jis nusigręžė nuo manęs ir nevykdė mano įsakymų. Tai nuliūdino Samuelį ir jis šaukėsi viešpaties visą naktį. Atsikėlęs anksti rytą, jis nuėjo pasitikti Sauliaus. Samueliui buvo pasakyta, Saulius nuėjo į Karmelį, ten pasistatė paminklą, o iš ten jis nuvyko į Gilgalą. Samueliui atėjus, Saulius jam tarė, būk palaimintas viešpaties, aš įvykdžiau viešpaties įsakymą. Samuelis klausė, ką reiškia tas avių bliovimas ir galvijų baubimas, kurį girdžiu. Saulius atsakė, iš Amaleko kariai atsivarė juos, nes žmonės išsaugojo geriausias avis ir galvijus, norėdami paaukoti juos viešpačiui, tavo dievui. Visa kita mes visiškai sunaikinome. Samuelis tarė Sauliui, palauk ir aš pasakysiu tau, ką viešpats man šią naktį kalbėjo. Ir jis atsakė, kalbėk. Samuelis tarė, kai tu buvai mažas savo akise, tapai Izraelio giminių galva ir viešpats tave patepė Izraelio karaliumi. Ir jis siuntė tave į žygį, sakydamas, eik ir visiškai sunaikink Amaleko nusidėjėlius. Kariauk su jais, iki visai juos išnaikinsi. Kodėl nepaklusai viešpaties balsui ir puoliai prie grobio, piktai pasielgdamas viešpaties akise? Saulius atsakė Samueliui, aš juk paklusau viešpaties balsui ir ėjau į žygį, į kurį viešpats mane siuntė. Aš parsivedžiau Amaleko karalių Agagą, o amalekiečius visiškai sunaikinau. Bet žmonės ėmė iš grobio geriausias avis ir galvijus, kurie turėjo būti sunaikinti, norėdami aukoti viešpačiui tavo dievui Gilgale. Samuelis atsakė, argi viešpats labiau vertina deginamąsias aukas ir atnašas, negu paklusnumą viešpatės balsui.
Paklusti yra geriau negu aukoti ir klausyti yra geriau už avinų taukus. Nepaklusnumas yra kaip žiniavimo nuodėmė ir užsispyrimas yra kaip stabmeldystė. Kadangi tu atmetei viešpaties žodį, jis atmetė tave, kad nebūtum karaliumi. Saulius atsakė Samueliui: Aš nusidėjau, nes nepaklausiau viešpaties įsakymo ir tavo žodžių, bet bijodamas žmonių paklusau jų balsui. Prašau, atleisk mano nuodėmę ir grįžk su manimi, kad galėčiau pagarbinti viešpatį. Bet Samuelis atsakė Sauliui: Aš neisiu su tavimi, kadangi tu atmetei viešpaties žodį. Viešpats atmetė tave, kad nebūtum Izraelio karaliumi. Samueliui apsisukus eiti, Saulius nutvėrė už jo apsiausto skverno ir tas suplyšo. Ir Samuelis jam pasakė: Viešpats šiandien atplėšė nuo tavęs Izraelio karalystę ir ją atidavė tavo artimui geresniam už tave. Izraelio galybė nemeluoja ir nepersigalvoja, nes jis ne žmogus, kad persigalvotų. Saulius tarė: Aš nusidėjau, tačiau dabar prašau, pagerbk mane tautos vyresniųjų bei Izraelio akivaizdoje ir grįžk su manimi, kad galėčiau pagarbinti viešpatį, tavo dievą. Samuelis sugrįžo su Sauliumi ir Saulius pagarbino viešpatį. Samuelis įsakė: Atveskite pas mane amalekiečių karalių Agagą. Agagas atėjo drebėdamas pas jį ir tarė: Tikrai, mirties kartumas jau praėjo. Bet Samuelis tarė: Kaip tavo kardas atimdavo moterims vaikus, taip tavo motina tepasilieka bevaikė. Ir Samuelis sukapojo Agagą į gabalus viešpaties akivaizdoje Gilgale. Samuelis nuėjo į Ramą, o Saulius į savo namus Gibėjoje. Samuelis iki mirties nebematė Sauliaus. Tačiau Samuelis liūdėjo dėl Sauliaus ir viešpats gailėjosi padaręs Saulių Izraelio karaliumi.